We're so stinking religious, aren't we? Mes tokie esam smirdančiai religingi, ar ne? But here we are. We just don't know how to celebrate Jesus. Taip, mes iš tikrųjų esam tokie, nes mes nežinom, kaip švęsti Jėzų. We just don't know how to celebrate Jesus. Mes nežinome, kaip švęsti Jėzų. Too bad. Labai blogai. Never mind. Taip to. All right, the trumpets. Trimitai. The trumpets. Whenever a king comes into his kingdom, Kai karalius ateina į savo karalystę, there is a fanfare of trumpets. tai prasideda trimitų fanfaras. And it's no different when King Jesus is coming. Ir nesiskiria ir Jėzaus sugrįžimas. The trumpets are going to sound long and hard and get louder and louder and louder. Trimitai skambės ir skambės garsiau ir garsiau ir garsiau. I have a friend in the United States and he was responsible Aš turiu draugą vieną Amerikoje ir jis atsakingas, for putting the original moon landing on the moon. He was one of the big brains. kad nutupdytų, nutupdytų, žodžiu, išlaipintų Mėnulį, ne? One of these super scientists. Kad Mėnulį nutupdytų, ir jis vienas iš tų super mokslininkų. And he's born again. Ir jis yra atgimęs. And I asked him, he was telling me about this, how they did the moon landing, and it's fascinating. Ir jis man pasakojo apie tą nusileidimą, kaip jie padarė tą Mėnulį, ne? Ir tai iš tikrųjų labai įdomu. And they was telling me how people would write letters to him all the time. Ir jisai sako, kad jam žmonės ištisai rašo laiškus. Asking him, is there another life form in the universe? Ir klausinėja, ar yra dar kažkokia gyvybės forma visatoje. Is there another life form in the universe? Ar visatoje yra dar kažkokia gyvybės forma? And he said, no. Ir jisai sako, ne. I don't believe there's another life form in the universe. Aš netikiu, kad visatoje dar yra kažkokia gyvybės forma. And the second numerous question that he was asked Ir antras dažniausias klausimas jam užduotas was, if there's another life form in the universe, which of course he had said no, but anyway, people still ask that question. Ir ar yra visatoje dar kažkokia gyvybės forma? Ir aišku, kad nes taip ir atsako, bet žmonės vis tiek jau tą pačią klausinėja. What is it going to take for people from outer space to come to Earth? Kiek užtruks žmonėm iš visatos, ne iš kažkur tenai, tie matėjai atvykti iki Žemės. And he said, this is the real physical answer. Ir jisai sako, va čia yra tikras tas fizinis atsakymas. It wasn't just my answer, it's physics. Čia fizikinis atsakymas, čia ne mano atsakymas. He said for another life form to come to this planet, Kad kita gyvybės forma ateitų į šią planetą. to beam, you've got to get the right expression, to beam to Earth. What is to beam? Come on, somebody help here. A beam of light, a beam of light. Spindulys, aišku. Yeah, but it's to come to Earth, but it's concentrated. Kas nors padėkime. Saulės greičiu, Igor. Šviesos greičiu, ne? Jei spindulys atsklistų šviesos greičiu, it's a beam, okay. No, it's not a beam of light, but when outer space people are supposed to come to Earth, they beam down onto Earth. Ir jie, tai čia kitaip iškia yra. They zero down on Earth, but it's more important than that. But anyway, explain it as best you can. Okay, but as they bump into the Earth, what do you mean? No. It's zeroing in on the Earth. When they from there, kai jie stebi Žemę, ne? Okay? Aš jeigu taip suprantu. Maybe. Okay, when people from outer space come to Earth, Kai žmonės iš tenai kažkur, ne, ateis į Žemę. the power Jėga, that it will take kurios prireiks, to enter into our Earth kad
kad įskrista, neįskrieti tą mūsų žemę. The power would be so great Ta jėga tai būtų tokia didelė, that it would light up the universe. kad jinai uždegtų visą visatą. Did you all get me? The power that it would take for another being to come to earth would be so great that it would light up the universe. Ta jėga, kurios prireiktų, kad kažkas tai į žemę įskristų, ne, tai turėtų būti tokia galinga, kad jinai uždegtų visatą, apšviestų. And you've all missed the point. Ir jūs visi nesupratot. The point is when Jesus Christ comes back to earth, Ir esmė yra ta, kai Jėzus Kristus the sugrįš į žemę, universe will light up. visata apsišvies, bus apšviesta. We're Lithuanians. Mes Lietuvai. We don't get too excited, Pastor. Mes labai greitai, nes nemokam džiaugtis. Pastoriau. Amen. In the Old Testament, there was the Feast of Trumpets. Senajame testamente buvo trimitų šventė. And the Feast of Trumpets began to sound on the first day of the 7th month. Ir trimitų ta šventė pradėdavo skambėti 7 mėnesio dieną. It heralded the beginning of a new civil year in Israel. Tai simbolizavo naują Izraelio metų pradžią. They were followed on the 10th day of the month by the Day of Atonement. Ir po jų 10 to mėnesio dieną būdavo ta atpirkimo diena. That great day when Israel repented of their sin before God. Ta diena, kai izraelitai atgailaudavo už savo nuodėmes prieš viešpatį. And then after the Day of Atonement, Ir po tos atpirkimo dienos, the 15th day of the month, 15 mėnesio was the diena, Feast of Tabernacles. būdavo palapinių šventė. Amen. Significant. Labai svarbi. The only prophetic feast that has not yet been fulfilled is the Feast of Tabernacles. Svarbu yra tai, kad vienintelė pranašiška šventė, kuri dar nėra išpildyta, išsipildžiusi, tai yra ta palapinių šventė. And we are facing the prophetic fulfillment of the Feast of Tabernacles. Ir šiuo metu kaip tik yra ir išpildymas, tas pranašiškas išpildymas tos palapinių šventės. A tradition amongst the Jews was when the trumpet sounded, Tradicija tarp žydų buvo, kad kai trimitai skambėjo, during this period of the Feast of Trumpets, per tą visą to šventės periodą 3 books were opened. 3 knygos būdavo atverčiamos. The first one was the book containing the names of all who are redeemed. Pirmoje knygoje būdavo surašyti visų atpirktųjų vardai. Amen? The second contains the names of people that repented before the Day of Atonement. Antroji būdavo surašyti tie žmonės, kurie atgailaudavo prieš tą išpirkimo dieną. And the last book contains the names of all who refused to repent O trečioji būdavo surašyti tie, kurie atsisakydavo atgailauti. and will be lost forever. Ir todėl bus prarasti amžiams. In the book of Numbers, chapter 10, Skaičių knygoje 10 skyriuje we are told of the sounding of the trumpets. mums ten We won't turn to it. kalba apie trimitų skambesį, ne, bet mes tenai neįsim. And as I said yesterday, the trumpets were sounded for 3 things. Ir kaip aš vakar jau minėjau, trimitai skambėdavo 3 atvejais. One, to call an assembly of the people. Pirma, tai sušaukti visą tautą, visus žmonės. The second, to warn of war. Antra, įspėti apie karą. And the third one, O trečia, to commence the journey. kad pradedame jau kelionę. Trumpets sounded. Ir tokiais atvejais skambėdavo trimitai. When we think about the coming of the Lord Jesus Christ to His kingdom, Kai mes galvojame apie Jėzus Kristaus sugrįžimą į šitą karalystę, į jo karalystę. amen, and remember, Ir atmink, we are supposed to be kingdom people. mes turime būti karalystės žmonės.
Now, I'm the church. Aš esu bažnyčia, You are the church. Tu esi bažnyčia. But I'm supposed to be kingdom church. bet aš turiu būti dar ir You're supposed karalystės to be bažnyčia. kingdom church. Ir tu turėtum būti karalystės bažnyčia. Sadly, we have made the church an institution like the world. Ir gaila, kad mes iš bažnyčios padarėm instituciją, tokią kaip pasaulis turi. Yeah? In everything, there's on one extreme there's movement, and on the other side there's tradition. The pendulum swings from God's movement to man's tradition. Ir kiekviename dalyke, vienoj pusėje yra judėjimas, o kitoj pusėje yra tradicija. Ir kai švytuoklė krenta, jinai krenta nuo judėjimo į tradiciją. Ir viskas taip visą laiką pasibaigia. On the day of Pentecost, it was all movement. Ir sekminių dieną buvo judėjimas. In the 21st century, it's almost all tradition. Ir 21 amžiuje beveik visą tai tapo tradicija. As the pendulum of God has swung over the last 2,000 years, every now and again, God has brought a mighty revival to the earth, to some place on the earth. Ir kai per tos 2000 metų Dievo švytuoklė, jinai judėjo per tos 2000 metų, ne? Vis laiks nuo laiko būdavo prabudimai. Amen. Galingi prabudimai žemėje. To try once again Kad vėl to ignite the church, pabandyti uždegti bažnyčią. to start the church again Kad vėl prasidėtų bažnyčia. with the same fire, passion, movement as the day of Pentecost. Su ta pačia ugnimi, su ta pačia aistrais, tuo pačiu judėjimu, kaip tai buvo sekminių dieną. But very quick, men always take a hold of what God begins to do and take it into tradition. Bet labai greitai žmonės tai padaro, kad jie paima tai, ką Dievas daro ir padaro tai tradiciją. Okay? In the great Azusa Street revival, Ir per didįjį Azuzą gatvės prabudimą 1906 1906 metais. to 1912, when it finally died out. Ir iki 12 metų, kol jisai galiausiai visai apmirė. The leader of that revival was a man by the name of Brother Seymour. Ir lyderis to prabudimo buvo žmogus vardu brolis Simo. And the great characteristic of that revival was that Brother Seymour would sit on the platform. Ir toksai vienas iš pagrindinių bruožų to prabudimo, tai tas, kad tas brolis Simas sėdėdavo ant scenos With a cardboard box on his head. Su anglies, ne, cardboard. Cardboard. Su dėžė, su kartonės dėžė ant galvos. Yeah? He was never to take that cardboard box off unless God told him to. Ir jisai niekada nenusimdavo tos dėžės, kol jam Dievas nepasakydavo. And so, how foolish there would be this man of God sitting on the platform Įsivaizduokit, kaip kvailai turi atrodyti tas Dievas with a cardboard box on his head, just sitting there. sėdi ant scenos ir tiesiog dėžę užsidėjęs ant galvos. You say, well, how crazy is that? Ir sakytum, kokia nesąmonė išprotėjęs, ne? As crazy as God wants it to be. Ir jisai toks išprotėjęs, kiek Dievas ją nori, kad jisai būtų. And as long as he was under that cardboard box and he never saw anything that was going on, Ir kadangi jisai sėdėjo užsimovęs tą dėžę, jis nematė, kas vyko. God spoke to him. Dievas jam kalbėjo. Everybody wanted to look under that cardboard box and to hear what was going on and try and see what was going on. There was nothing going on. God just spoke to the man. Ir visi bandydavo ten įlyst, pasižiūrėti, kasgi ten toj dėžėj, kasgi ten vyksta. O ten nieko iš tikrųjų nebuvo. Dievas tiesiog kalbėjo žmogui. When God told him to take it off and do something, he did. Jeigu Dievas jam pasakydavo nusimt tą dėžę ir kažką daryti, jis taip ir padarydavo. And as long as he sat there with that cardboard box over his head, Ir kol jis sėdėjo su tą dėžę ant galvos, the glory cloud of God, Dievo šlovės debesis, a literal mist, tikras rūkas, filled the auditorium buvo užpildę salę for 4 years. 4 metus. Never went. Niekada This nepasitraukdavo. mist, kids would come and roll in it and play in it, and everybody said it was like breathing super oxygen. Ir vaikai ateidavo ir žaisdavo su to rūko, ne? Ir sakydavo žmonės sakydavo kažkoks super deguonis. Children would bring glass jars and catch the mist in the jar and put the lid on, and they got some of the glory.
Ir vaikai ateidavo, paimdavo su stiklainiais, pasisemdavo to debesies ir užsukdavo dantelį ir sakydavo, o žiūrėkit, mes turim šlovę. And they take it home and then wake up in the morning and there was nothing in the bottle. Ir jie pasimdavo namo, paskui ryte žiūrėdavo, kad nieko nebėra tam indelį. When God had really spoken to Brother Seymour and the presence of God was even stronger, Ir kaip Dievas tikrai kalbėdavo broliui Simą, Dievo buvimas būdavo dar stipresnis. the mist that would usually be about 1.5 meters off the floor of the church, Tas rūkas, kuris būdavo nuolatos šiaip kažkur 1,5 metro nuo grindų bažnyčioje. that mist would rise up and fill the whole room. Tas rūkas jis pakildavo ir pripildydavo visą salę. And then the presence of God would come down from the sky and the whole building would be immersed in fire. Ir kai Dievo buvimas nužengdavo nuo dangaus, visas pastatas būdavo apimtas liepsnos. Night after night, Vakaras po vakaro people would call the fire engine, žmonės skambindavo į gaisrinę, come and put out the fire. kad atvažiuokit ir užgesinkit When they came, ugnį. they saw the building on fire, but it didn't burn. Ir kai jie atvažiuodavo, tie gaisrininkai, matydavo, kad ant pastato yra ugnis, kad pastatas yra liepsnoje, bet jisai nedega. 3 to 4 kilometers away Už 3-4 kilometrų at Los Angeles railway station, Los Angeles Central Railway Station, Los Andželo centriniai traukinių stotyje. people stepping out of the train would fall to the ground in the presence of God. Žmonės išžengdami iš traukinio krisdavo ant žemės nuo Dievo buvimo. Often lying there all day. Ir ten dažnai gulėdavo visą dieną. The miracles, the healings were incredible. Išgydymai ir stebuklai būdavo neįtikėtini. Yeah? It was a great move of God. Ten labai galingai judėjo Dievas. But little by little, Bet truputį, po truputį, people started to tell Brother Seymour, take that box off. ir žmonės pradėjo aiškinti tam broliui Simo, nusimtų pagaliau tą dėžę. God wouldn't want you to sit on the platform with a box on. Dievas nenorėtų, kad tu sėdėtum ant scenos dėžę užsimaukštinęs. Why not? Kodėl ne? Why not? Kodėl ne? See, well, we're so used to putting God in our little box. Ir matot, kaip mes iš tikrųjų kišam Dievą į savo mažas dėžutės. God had Brother Seymour in his little box. Dievas turėjo brolį Simo įdėjęs į savo mažą dėžutę. And little by little, Brother Seymour started to listen to people. Ir po truputį brolis Simo pradėjo klausyti žmonių. Yeah? And he come down and he wouldn't put the box on his head. Ir jis ateidavo ir nebeužsidėdavo dėžės ant galvos. Or halfway through, he'd put the box on his head. Ir ten jau po pusės, tarkim pusę laiko praėjusius, tada užsidėdavo. And little by little, as he didn't do what God told him to do and put that box on his head, the glory cloud of God started to disappear. Ir po truputį, kai jisai pradėjo vis neužsidėdinėti tos dėžės, nes jam nedaryti to, ką jam Dievas buvo pasakęs daryti, pradėjo dinginėti tas debesis. And after 4 years, it went. Ir po 4 metų jo iš viso And nebebuvo. Brother Seymour never put the box on his head again. Ir brolis Simo niekada nebeužsidėjo dėžės ant galvos. Because it's what the people wanted. Nes to norėjo žmonės. Yeah? Amen? Remember when Moses was on the mountain? Atsimenat, kaip Mozė buvo ant kalno? What did God tell Moses? Ką pasakė Dievas Mozė? Tell the children of Israel, Pasakyk Izraelio vaikams. don't you dare to come near the mountain. Don't you dare touch it. Nedrįskit ateit arti kalno ir prisiliest prie jo. Yeah? And when the thundering and the lightning and the glory and the mountain shaking, Ir kai buvo griaustinis, žaibai ir kalnas drebėjo. Israel rushed towards the mountain, but Moses had built a barrier around it. Izraelis subėgo prie kalno, bet Mozė pastatė tokius barjerus aplinkui. Men always want to take what God does and make it theirs. Žmonės visai nori paimti tai, ką daro Dievas ir padaryti tai savo, kad tai mano yra. Yeah? Men always want to take what God does Žmonės visai nori paimti tai, ką Dievas daro and make it theirs. ir padaryti tai savo. And destroy the anointing and the spirit and the life and the power. Sugriauti patepimą, dvasią, gyvybę ir jėgą. So, when the children of Israel
kai Izraelio vaikai marched, the trumpet sounded. žygiuodavo skambant trimitui, And in the book of Revelation, Apreiškimo knygoje, and of course we have to understand, the most important trumpet mums reikia suprasti, kad pats svarbiausias trimitas in the book of Revelation Apreiškimo knygoje is the seventh trumpet yra 7-asis or the trimitas last trumpet. arba paskutinis trimitas. Because at the last trumpet, Nes su paskutiniu trimitu enormously significant things happen. labai didingi dalykai, didžiuliai dalykai vyks, Hallelujah. That prepare for the ultimate coming of Jesus Christ. kurie paruošia tam jau galutiniam Jėzus Kristaus sugrįžimą. And we need to understand Mums reikia suprasti, the trumpets kad trimitai, before we can ever understand anything about the so-called rapture. prieš tai, kai mes suprasim apie tą vadinamą paėmimą, Amen. Everybody's waiting for the rapture. kiekvienas laukia to paėmimo. Take me away. Tai paimk mane greičiau. Bad, there's no taking away. Labai blogai, nes nėra jokio paėmimo iš čia. But I'll discuss that tonight. So if you want to know about this rapture, come tonight. Ir aš apie tai kalbėsiu vakariniam tarnavimui. Jeigu tau įdomu, tai ateik vakariam. Right now we're going to look at the trumpets. Dabar kalbėsim apie trimitus. And turn with me to Revelation chapter 8. Apreiškimo 8 skyrių atsiverskim. And we need to understand Mums reikia suprasti, that these trumpets are sounding kad šitie trimitai skamba through the 3.5-year period of the Great Tribulation. per 3,5 metų tą periodą to didžiojo tą suspaudimo periodą. Amen. This is also the time that the two witnesses are standing in Jerusalem and prophesying. Tai yra tas pats laikas, kai du liudytojai stovi Jeruzalėje ir pranašauja. Beloved, we have always had tribulation. Mylimieji, mes visą laiką turėjom suspaudimų. There have been many tribulations. Buvo daugybė suspaudimų. Don't tell me that Russian communism in your country wasn't tribulation. Tik nesakykit, kad rusų komunizmas jūsų šalyje nebuvo suspaudimas. Don't tell me that the German occupation of Lithuania wasn't tribulation. Tik nesakykit, kad vokiečiai užėmė Lietuvą, okupavo, tai nebuvo suspaudimas. Does anybody here remember the German occupation Ar kas of nors iš Lithuania? čia esančių pamena vokiečių okupaciją Lietuvos? Anyone? Ar kas nors yra tokių? No. Nobody old enough. Nėra pakankamai senų. Yeah, I remember being gone blank. I was a Bible smuggler. Aš buvau slaptas Biblijų kontrabandistas, kontrabandininkas. I was a Bible smuggler into Europe during the worst days of communism. Eastern Europe. Pačiom baisiausiam dienom aš kontrabandą veždavau Biblijas į rytų Europą. And I remember meeting an elderly lady in Romania. Ir aš atsimenu, kad Rumunijoje sutikau pagyvenusią moterį. And I asked her, which was worse? Ir aš paklausiau jos, kas buvo blogiau? Hitler's German occupation Ar Hitlerio vokiečių okupacija? or Russian communism? Ar rusų komunizmas? She says Russian communism couldn't even begin to compare to what Hitler's occupation was. Sako, kad rusų komunistai negali net pradėti lyginti su tuo, kokie buvo Hitlerio okupantai. Yeah? So we've had tribulation. Taigi mes turėjom suspaudimą. In Africa we have tribulation. Afrikoje mes turim We know suspaudimą. what it is to have tribulation. Mes žinom, ką tai reiškia There's always been suspaudimas. tribulation on the earth. Nes žemėje visą laiką yra kažkokie suspaudimai. But there's only one, Bet yra vienintelis. the great tribulation. Didysis suspaudimas. Have we got that? Ar supratote? Because critics always say, well, there's been many tribulations. Yes, of course there's been many tribulations, but there's only one, the great tribulation. Kritikai visai ką sako, kad yra daugybė suspaudimų. Žinoma, kad yra daugybė suspaudimų, bet yra vienintelis didysis suspaudimas. All right, and that comes at the very end. Ir tai vyks pačioj pabaigoje. Yeah? Comes at the very end. So the build-up of the trumpets is to trumpet number 7. The build-up. The trumpet sounding
build up to number 7. Ir dabar trimitų skambėjimas dabar daina iki to 7 trimito. 6 is the number of flesh. 6 yra kūno skaičius. 6 ends flesh. Su 6 baigėsi 7 is about kūnas, God. o 7 jau yra Dievas, visakas Dievo. Amen. We are going to see the end of all flesh. Mes matysime viso kūniškumo pabaigą. Hallelujah. And the glory of God. Ir Dievo šlovę. All right, chapter 8. 8 skyrius. Verse 5, and the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. Po to angelas paėmė smilkytuvą, pripildė į aukuro ugnies ir sviedė į žemę. Sugraudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. And the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. 7 angelai turintys 7 trimitus pasiruošė trimituoti. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and a third part of the trees was burned up, and all green grass was burned up. Sutrimitavo pirmasis angelas. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir tai buvo numesta žemė. Ir išdegė trečdalis medžių ir visa žaliuojanti žolė. Now, obviously these angels are not standing in heaven with big buckets pouring out upon the earth. Ir aišku, akivaizdu, kad tie angelai nestovi dangoje su kažkokiais kibirais ir nepila į žemę. These are natural events Tai yra tie įvykiai, tie natūralūs įvykiai, that are being released kurie yra atpalaiduoti, by the sounding of the trumpets. kai skamba trimitai. So, whether a meteor is coming down, Jeigu ar meteoras, whether it's floods, ar potviniai, whether it's great fires, whether it's earthquakes, ar tai yra kažkokie gaisrai didžiuliai, ar tai yra žemės drebėjimai. when Moses declared Kai the Mozės plagues against Egypt, kai Mozės skelbė negandas ant Egipto, similar things happened. panašus dalykai vyko. Amen? Similar things happen. Now, please understand me, I'm not taking away the supernatural power of God to do whatever He wants. Supraskit mane teisingai, aš nepaimu to, kad, ta prasme, neatmetu to, kad Dievas turi antgamtinę jėgą daryti visą, ką Jisai nori. Amen. And so, the first angel sounds and there followed hail and fire mingled with blood. Sutrimitavo pirmas angelas ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju. And they were cast upon the earth. Ir tai buvo numesta žemė. Now, we know Mes žinom, that there can be some enormous storms. kad gali būti didžiulės krušos, tokios audros krušų. There were recently hailstorms in Africa. Afrikoje buvo neseniai krušų And audros. the hailstones were as big as a baseball. Ir tai buvo, tos akmenys buvo kaip beisbolo kamuoliuko dydžio. Now, if that fell on your head, you're dead. Jeigu toks nukrenta ant tavo galvos, You think about a chunk of ice the size of a baseball. tai yra ledas, atsiprašau, yra tokio dydžio kaip Falling on your head. ant tavo galvos nukrenta. Buildings were smashed. Ten buvo Cars were daužyti smashed. pastatai, mašinos. Animals were killed. People Buvo were killed. užmušti gyvuliai, žmonės. Could you imagine right now if hailstones started to fall here the size of baseballs? Ar įsivaizduojate, jeigu čia pradeda ledai kristi, tokio dydžio kaip beisbolo kamuoliai? The speed, the power, the strength of those things would smash right through these roofs. Tai kokiu greičiu jie krenta, ne kokia jėga jie kokią jie turi. Jie tiesiog kristų kiaurai stogą. Sudaužytų Can you stogą. imagine the destruction to all of nature? Įsivaizduokit, kaip sunaikinta gamta. Beloved, we need to understand one thing. Mylimieji, turim suprasti vieną dalyką. And I know that the body of Christ Ir žinau, kad Kristaus kūnas really doesn't get the picture. iš tikrųjų nesupranta to paveikslo. Mankind's rebellion towards God
žmonija maištauja prieš Dievą. Even our own rebellion towards God Net ir mes patys maištaujame. is such an affront to God. Ir tai yra toks pasibjaurėjimas He Dievui. is a holy, 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 holy God. Jis yra šventas, šventas, šventas Dievas. Yeah? We do not understand Mes nesuprantam, how the smallest sin is an affront to God. kokia kaip mažiausia nuodėmė yra pasibjaurėjimas Dievui. Now, He's so holy. Jis yra toks šventas, He's so pure. jis toks tyras, He's so righteous. jis toks He's teisus, so glorious. jis toks šlovingas. We have adopted the attitude, Mes jau tokį išsivystėm požiūrį tokį. God will forgive me. O Dievas man atleis. Thank God He does. Tai ačiū Dievui, kad Jisai In atleidžia. His mercy and grace, Dėl savo malonės ir thank gailestingumo. God He does forgive Ačiū us. Dievui, kad Jisai dar mums atleidžia. Otherwise we'd all be dead. Kitaip mes būtume visi mirę. Amen. And we all deserve hell. Ir iš tikrųjų mes visi ir nusipelnę We pragarą. all deserve eternal separation from God because He's so holy. Ir mes visi nusipelnėm amžino atskirimo nuo Dievo, nes He's Jis yra so toks pure. šventas, toks tyras, He's so righteous. toks teisus. Come on, beloved. It's only because of the blood. Tai tik dėl kraujo. It's only because of the blood that I can come anywhere near Tai tik dėl kraujo, kad aš galiu ateiti arti my God. savo Dievo. And if I regard iniquity in my heart, Ir jeigu aš savo širdį laikau nedorybę, if I regard iniquity in my heart, jeigu aš savo širdį saugau nedorybę, He will not hear me. manęs Jisai negirdės. Come on. So many believers come to God, think that they can approach God, yet they're regarding iniquity in their heart. Self, 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 self. Tiek daug žmonių ateina pas Dievą ir ateina pas jį arti ir nori būti arti, bet jie iš tikrųjų saugo, savo širdį laiko nedorybę. Ir tai yra aš. How many of us come to God? God, give me. Kiek mes ateinam pas Dievą ir sakom, Dieve, duok man. God, do for me. Dieve, padaryk man. God, go. Dieve, eik. We command Him. Mes įsakinėjom We jam. dictate to Him. Mes We aiškinam jam. demand from Him. Reikalaujam iš jo. Beloved, the way we treat God is despicable. Yra pasibjaurėtina, kaip mes elgiamės su Dievu. We come with all of our arrogance and our pride and our attitude Mes ateinam su savo arogancija, su savo išdidumu, su savo požiūriu. towards this holy, holy God. Ir pas tą šventą Dievą. And then we wonder why He doesn't hear us. Ir paskui stebėmės, kodėl Jis mūsų negirdi. I have a right. Aš turiu teisę. Now the church, we're taught in this age. Taip, mes bažnyčioje esam taip mokinami. I got my rights. Šiame amžiuje. That's pure humanism. Tai yra tik tai humanizmas. And I come into the presence of God with my humanistic attitude Ir kai aš ateinu į Dievo buvimą su savo humanistiniu požiūriu. because the church has adopted the humanistic attitude of the world. Nes bažnyčia priėmė tą humanistinį požiūrį iš pasaulio. And then I get upset with God Ir aš tada nusiviliu Dievu, because He doesn't answer me. nes man Jisai neatsako. And He doesn't give me. Jis man neduoda. And He doesn't do for me. Jis man nieko nedaro. And I say, God, it's my right. O aš sakau, Dieve, čia mano teisė. No, it's my right Mano teisė. to approach Him Artintis prie jo. in a humble, Nusižeminus. contrite heart. Nusižeminusią širdimi. Who shall ascend Kas įkops into the holy, holy hill of God? į šventą Dievo kalną. Except he that hath clean hands Tas, kuris turi švarias rankas and a pure ir tyrą heart. širdį. Father, I have no right to come into your presence. Dieve, aš neturiu teisės ateiti tavo I can buvimą. only come Aš galiu ateiti because you made it possible. tik dėl to, kad tu padarai tai įmanoma. Without Jesus Christ, Be Jėzaus Kristus. I can only offer you, Lord, your Son Aš tau galiu tik tai atnešti tavo sūnų and His blood. ir jo kraują. That's all I have to offer. Tai visa, ką aš tau galiu I duoti. can only approach Aš galiu artintis because of the blood tik dėl kraujo. of the Lamb. Avinėlio. I can only come to you
Aš galiu ateiti pas tave. Yeah, boldly but humbly. Drąsiai, bet nusižeminus. Because you made it possible. Nes tu padarai tai įmanoma. No other reason. Ir dėl jokios kitos priežasties. God, how dare I Dieve, approach your holy throne kaip aš drįstu artintis prie tavo švento sosto. on any other terms Bet kokiu kitu būdu. than humility Nei nusižeminus. and love. Ir iš meilės. And God, I can only love you Ir Dieve, aš galiu tik mylėti tave. because you first loved me. Nes tu pirmas mane pamilai. I'm so far from you, Lord, Aš esu taip toli nuo tavęs, Viešpatie. because I'm such a rebel. Nes aš esu toks maištininkas. I'm such a sinful person Aš esu toks nusidėjėlis. that your holy presence Kad tavo šventas contaminated. buvimas yra užterštas. No, cannot be. Net tai negali būti. Lord, I only come Dieve, aš galiu ateiti because of the blood of the Lamb. tik dėl avinėlio kraujo. You made the way. Tu padaryt kelią. Thank you. Ačiū tau. Thank you. Ačiū. Thank you, Ačiū, Father, Dieve. that you made a way Kad tu man padarai for me to kelią. reach you. Kad aš galėčiau pasiekti Not only to tave. reach you, Ir ne tik, kad pasiekti but to tave. have fellowship with you. Bet turėti bendravimą su tavimi. But it has to be on the right terms Bet tai turi būti teisingų būdų. and the right foundation. Ir ant teisingų pagrindų. And I'm mindful, God. Ir And I am mindful aš suprantu, that every day kad kiekvieną dieną, that I come into your presence, kai aš ateinu it's only because of your grace, į tavo buvimą, tai tik dėl tavo your malonės. mercy, Ir tavo your gailestingumo, goodness, tavo gerumo, your faithfulness, tavo your ištikimybę, love towards me. tavo meilės man. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. We got nothing to boast of. Mes nieko neturim ko girtis. Verse 8, the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. 8 eilutė sutrimitavo antrasis angelas. Ir tarytum didžiulis kalnas liepsnojantis ugnimi buvo sviestas į jūrą. Ir trečdalis jūros pavirto krauju. Now, obviously, it didn't become literal blood. Ir akivaizdu, kad tai nebus kraujas, tas tikras kraujas. This could only be some great meteor. Tai galėtų būti kažkoks didžiulis meteoritas. And let's face facts, beloved. Ir tiesiog panagrinėkim faktus. The one thing that science has feared Vienas dalykas, ko labai bijo mokslas, is that some meteor is going to hit the earth kad kažkoks tai meteoritas trenksis į žemę and blow it to pieces. ir išdaužys ją į gabalus. No, it isn't. God's in control. Ne, taip nebus ir Dievas tai kontroliuoja. But that there are going to be meteors or whatever from outer space coming down to earth. Bet iš tikrųjų gali būti meteorai ar dar kažkas ten iš erdvės ateina kurie atskris į žemę. Yeah, and next year, Kitais metais, I can't remember the name, there's going to be a comet that is going to pass, I think, between the earth and the moon. ir kitais metais, aš neprisimenu pavadinimą, bet bus kometa, kuri praskries tarp žemės ir mėnulio. Don't get afraid. Ir nesibaiminkit, It's just a warning. tai yra įspėjimas. Amen. But when these meteors hit the earth, Bet kai tie meteoritai trenkiasi į žemę, these flaming fireballs tie liepsnojantis ugnies kamuoliai, of molten iron o šitos geležies, bet kokios geležies, that are gonna be so huge. kurie bus tokie didžiuliai. Imagine a fireball from outer space hitting the Atlantic Ocean. Įsivaizduokit, kad ugnies kamuolys iš erdvės, jisai įkrenta į Atlanto vandenyną. And this iron, this pure iron, Ir ten yra tas gryna geležis. instantly turning the sea to rust. Ir iš karto Red. ta jūra tampa raudona, nes jinai rūdis atsiranda. Coming, beloved. Tai ateina. It's coming. Tai ateina. Mylimieji. Next year is 2012. Kiti metai, sekantis metai yra 2012. Now, I'm not a believer in the Mayan calendar, Aš tai, nesu majų kalendorių, tikintis majų kalendorių. but neither am I foolish enough Bet aš nesu kvailas tiek. to ignore that next year
Ir kad netkreipdėmės į tą faktą, kad kitais metais, is the alignment of all the planets in our solar system. kad mūsų Saulės sistemos visos planetos sustos į vieną eilę. They're all going to be in one straight line with the Earth. Jos su Žeme bus vienoj tiesioj linija. And the combined gravitational pull Ir bus bendras gravitacijos laukas. on all of these planets is going to be enormous. Ir visose šitose planetose bus didžiuliai. So we can expect incredible natural phenomena to take place. Bus didžiulis tas gravitacijos laukas. Ir mes galim tikėtis, kad didžiuliai, ypatingi įvykiai tuo metu vyks. Tsunamis, floods, volcanoes, earthquakes. Vulkanai, The earth is going to žemės shake. drebėjimai. Ir žemė drebės. The earth is going to shake. Žemė drebės. This is preparation for the coming of Jesus. Tai yra pasiruošimas Jėzaus sugrįžimui. Come on. You're all looking at me like, what? Jūs žiūrite mane visi, tai ką? You're right. And the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and a third part of the ships were destroyed. Well, of course, can you imagine the tidal wave from such a meteor? Trečdalis jūros padarų turinčių gyvybę išdvėsė ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ar jūs galite įsivaizduoti, kokia bus banga, kai kris tokio dydžio meteoritas? Yeah. Goodbye, London. Viso gero Londonui. Goodbye, Tokyo. Viso gero Tokijui. Goodbye, New York. Viso gero New Yorkui. See, you know, these Hollywood movies are not just wonderful ideas. Very often there's a lot of truth behind them. Ir tie Hollywoodo filmai ten nėra tik tai, kad į kažkokios kažkieno idėjos. Iš tikrųjų, juose ten yra daug tiesos. Right, verse 10, and the third angel sounded, Ir sutrimitavo trečias angelas. and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. And the name of the star is called Wormwood, which in Russian is Chernobyl. Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nukrito didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi degas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra Metelė, o rusiškai tai yra Černobylis. Chernobyl means wormwood. Ir Černobylis reiškia Metelę. There is going to be atomic fallout Ir vėl bus atominis sprogimas on this planet. šitoje planetoje. Now, you all look at me and say, well, what hope have we got? Everybody looks at me and says, what hope have we got? Ir mes visi žiūri mane ir sako, kokia mums viltis dar lieka. I was reading Aš skaičiau this amazing account tą ypatingą tokį pasakojimą of a Japanese man apie Japoną in World War II. per antrą pasaulinį karą. And he was right in the very middle Jis buvo pačiame, of the vortex, the middle of the explosion, pačiame sprogime of the atom bomb atominės bombos, that fell on Nagasaki. kuri nukrito į Nagasakę. He walked out of that explosion. He was in the middle of it. Jisai buvo tame Nothing sprogime. survived. Jisai tiesiog viduryje to buvo, viduje. Ir niekas neišgyveno. But he walked out of that explosion untouched. Bet jisai išėjo iš to sprogimo nepaliestas. No, he wasn't a believer, Jis nebuvo tikintysis, but he escaped. bet jis kažkaip tai išvengė. And we looked at the total destruction of Nagasaki. He was so horrified. Bet kai žiūrime Nagasakio sunaikinimą, koks jisai buvo baisus, So he walked jisai ėjo 150 kilometers, 150 km, finally got a train, galiausiai surado traukinį and went to Hiroshima where his relatives were. ir nuvažiavo į Hirosimą, kur gyveno jo giminės. And the following day, what happened? Ir kitą dieną kas The atsitiko? atom bomb fell on Hiroshima, Atominė bomba nukrito ant Hirosimos. and the same thing happened to this man. Ir šitam žmogui atsitiko tas pats. He walked out alive Jis išėjo iš ten with gyvas an earache. ir jam tik tai ausis skaudėjo. Now, if that can happen in the natural, Jeigu tai gali vykti
va šitam pasaulyje. What can God do for his people? Ką Dievas gali padaryti savo žmonėms? Come on. Bunch of miseries. Krūvelėm. Huh? If that can happen to somebody in the natural that doesn't even know Jesus, beloved, twice, 2 atom bombs, and he walks away from them. Ir jeigu taip gali įvykti žmogui, kuris net nežino Jėzaus ir 2 kartus pakliūti atominį sprogimą ir išeiti kaip niekur nieko. And he wasn't even on the edge of them, he was in the middle of it. Ir jis nebuvo net kažkur iš šone krašte, jis buvo viduryje to sprogimo. That's just incredible. Tai yra neįtikėtina. But you know, what can God do for me? Bet tai ką tada gali Dievas man No padaryti? weapon formed against me can prosper. Joks ginklas prieš mane negali klestėti. Hallelujah! Hallelujah! So there is going to be atomic fallout on this earth. Šitoj žemė bus atominis sprogimas. There's going to be atomic destruction. Bus atominis sunaikinimas. Whether it's people dropping bombs, Ar tai žmonės kažkokias bombas mes? whether it's earthquakes that destroy atomic power stations, Ar tai yra žemės drebėjimai, kurie sugriaus atominės whether elektrinės? it's terrorism Ar tai terorizmas, that attacks them, kuris teroristai atakuos tas atominės it elektrinės? doesn't really matter. Visiškai nesvarbu. The fact is, Faktas yra tas, there's going to be great outpouring of atomic destruction. bus labai iš tikrųjų didelis atominis tas naikinimas. Amen? What a mess. Kokia netvarka, What a mess kokia betvarkė man has made padarė žmogus of this earth. iš šitos žemės. What a mess we've made of our environment. Kokią mes padarėm betvarkę iš savo aplinkui save. What destruction we have brought Kaip mes viską naikinam to aplinkui this planet šitoj planetoje, that God created. kurią sukūrė Dievas. The name of the star is called Wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many died of the waters because they were made bitter. Žvaigždės vardas yra metėlė ir pavirto trečdalis vandenų į metėlę. Ir daugybė žmonių mirė nuo vandens, nes jis pasidarė kartus. The Russians have never ever released the figures of how many people died at Chernobyl. Rusai niekada neišviešino duomenų, kiek žmonių mirė nuo Černobylio. Neither has Europe ever really told the truth Ir niekada net ir Europa nepasakė tiesos. on how bad that cloud was. Ir apie tai, koks kenksmingas buvo tas debesis. But this is the modern earth in which we live. Tai yra šiandieninis pasaulis, kuriame mes gyvename. There's no need to be terrorized. Nėra jokios priežasties baimintis. God is bigger than all of it. Dievas yra daug didesnis už visą tai. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių taip, kad jų trečdalis užtemo. Diena bei naktis prarado trečdalį šviesumo. Now, that could be some great cloud from outer space. Tai gali būti kažkoks tai debesis didžiulis iš erdvės. Dust particles from the sun, who knows Kažkokios what. galbūt dulkių dalelės nuo saulės. But I think what we need to understand, Bet manau, kad mums reikia suprasti. and if any of you have never ever gone online, and all you need to do is Google Hubble telescope. Ir jeigu jūs dar niekada nesat susiradę internete, tai ką jums reikia taip į Google susivesti Hubble telescope. Yeah. Hubble, H-U-B-B-L-E. Hubble telescope. Hubble telescope.com. Yeah. And look at the most amazing pictures. Ir pasižiūrėti pačias įspūdingiausias nuotraukas. That telescope has been beaming back to Earth for the last 20 years. Kurias tas teleskopas siunčia į Žemę per paskutinius 20 metų. Giving us an idea of the
enormity of the universe. Duodamas mums suprasti, kokia yra beribė visata, kokia jinai didelė. How stars are still forming. Kaip žvaigždės formuojasi. How God, full of life. Kaip Dievas pilnas gyvybės. The stars declare the glory of the Lord. Koks yra Dievas dydis, koks yra pilnas gyvybės, nes žvaigždės skelbia jo šlovę. Hey, everything that's out there Viskas, kas yra ten, tells of the enormity of our God. pasakojama apie tai, koks mūsų Dievas yra didis. He created the cosmos. Jisai sukūrė kosmosą. Hallelujah. Not just our little universe. Ne tik mūsų mažą visatą, The cosmos visą kosmosą, that goes on and on. kuris tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi. That's my God. Toks yra mano Dievas. Alleluja. My God. I have this wonderful account Aš tokį pasakojimą of turiu. a mighty man of God in the 19th century. Apie vieną iš galingų Dievo vyrų 19 amžiaus. God told him, I'm going to take you to heaven, Dievas jam pasakė, aš te paimsiu dangų. and you're going to spend 40 earth days in heaven. Ir dangui tu praleisi 40 žemės dienų. So he lay down on his bed and he told his servants, don't let anybody touch my body because I'm not dead. Ir jisai atsigulė į lovą ir pasakė savo tarnam, kad neleistų niekam liesti jo kūno, kadangi jisai nebuvo miręs. And God took him to heaven, Ir Dievas pasiėmė į dangų. showed him the glories of heaven. Parodė jam dangaus šlovės. And at one point, Ir vienas dalykas. Jesus took him up into this great high place of heaven. Ir Jėzus jį paėmė į dangaus vieną aukštutinių vietų. And he said it was like as if there was a glass window that just went on forever. Ir ten buvo tarsi toksai stiklinis langas, kuris tęsiasi amžinai. And Jesus said to him, look out there. Ir Jėzus sako jam, pažiūrėk ten. And he said, I looked out into eternity. Into what? Eternity. Ir aš, sako, pasižiūrėjau į amžinybę. I looked out into eternity. Aš pasižiūrėjau į amžinybę. And as I was looking at this and just overwhelmed at the vastness of what I saw, Ir sako, aš buvau tiesiog priblokštas tos didybės, be to beribiškumo, ką aš mačiau. Jesus said to him, Jėzus jam sako, that's from where my Father and I came. Sako, tai yra iš kur mano tėvas ir aš atėjo. From eternity to eternity. Iš amžinybės į amžinybę. Nėra pabaigos. There was no beginning. Nebuvo pradžios. Beloved, don't try to think of that. Ir net nebandyk suprasti to iš. Because your mind will short circuit. Nes tavo protas užsilenks. Where did God come from? None of your business. Iš kur Dievas atsirado, ne tavo reikalas. Taip. He is. Jis yra. He always has been. Jis visada And he always will be. ir visada bus. He is God. Jis yra Dievas. And I don't need to know where he came from. Ir man nereikia žinoti, iš kur jis atsirado. I'm happy to know that he's my Father. Aš laiminga He's my žinoti, God. kad jis yra mano tėvas, He's my everything. mano viskas. He's in control. Kad jisai He kontroliuoja, made the world. kad jisai sukūrė He pasaulį. fashioned it. Jisai He apipavidalino. spoke it into existence. Jis kalbės į savo He žodžius. breathed his life into me. Ir jisai įkvėpė savo gyvybę savo If you want gyvenimą. to come from a monkey, bless you. Jeigu tu nori būti kilęs iš beždžionės, But būk I didn't laimingas. come from a monkey. Bet aš nekilau iš beždžionės. I came because God created me. Aš atsiradau dėl to, kad And Dievas breathed mane his sukūrė. life into me. Ir įkvėpė savo gyvybę man. Hallelujah. Hallelujah. I'm not here by some intelligent design. I am here by the will of Almighty God. Aš nesu čia kažkaip tai sukurtas, protingai sukurtas. Aš čia dėl to, kad to man norėjo mano Dievas. And if God wants to shape what he's made, that's his prerogative. Ir jeigu Dievas nori supurtyti tai, ką jisai sukūrė, tai yra jo teisė. But I want to tell you something. Bet aš tau pasakysiu. Even when the bombs are falling, Net jeigu bombas krenta, even when the meteors are falling, net ir meteoritai krenta, even when the disasters are coming, kad net jeigu ir nelaimės ateina, God knows me by name. Dievas pažįsta mane vardu. Whoa! God knows me by name. Dievas pažįsta mane
where I am. Jis tiksliai He žino, kur aš knows esu. exactly who I am. Jis tiksliai žino, kas aš And esu. so what if I die in the midst of it Nu all? ir kas, jeigu aš ir mirsiu per I'll šitus still be with him dalykus. Aš forever vis tiek and būsiu per ever amžių and ever amžių su and juo. ever because he's God. Nes jis yra Dievas. Hallelujah. So, we look at these things and we start to be afraid Ir žiūrėkit, mes žiūrim į šitos dalykus ir pradedam bijoti. instead of looking at God Bet to, kad mes žvelgtumėm į Dievą. and triumphing. And triumphing. Ir būtumėm pergalingi, triumfuotumėm. Hallelujah. There's no need to be afraid. Mums nereikia visiškai There's bijoti. no need to be ruled by fear. Mums nereikia būti užvaldytėm baimėms. I'll meet you in heaven. Don't worry about it. Nes nepergyvenk, nesijaudink, mes susitiksim danguje. Hallelujah. And I beheld and heard an angel fly through the midst, verse 13, of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound. 13 eilutė. Aš regėjau ir girdėjau dangaus vidurį legiantį angelą, kuris garsiu balsu skelbė: Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams, nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų. Now, let's just remember one thing. Vieną dalyką mums reikia prisiminti. When the children of Israel were captive in Egypt, Kai Izraelio vaikai buvo Egipto belaisviai, they were in the land of Goshen. jie gyveno Gošeno krašte. That was where they settled. Tai ten buvo jie Joseph apsigyvenę. settled them in the land of Goshen because there was good grass for their cattle. Juozapas juos apgyvendino Gošeno krašte, kadangi ten buvo jų gyvuliam gera žolė. And remember, the Egyptians were not cattle keepers. Ir atsimenat, kad egiptiečiai tai nebuvo gyvulių augintojai. When the plagues began to fall on Egypt, Kai nelaimės pradėjo kristi ant Egipto, they did not fall on Goshen. jos nekrito Gošene. When the darkness came, Goshen was in light. Kai tamsa buvo atėjus, Gošenas buvo šviesoje. Amen? Amen. When things began to hit Egypt, Goshen was saved. Kai nelaimės pradėjo pliekti Egiptą, Gošeno kraštas buvo saugus. God knows well how to separate. Dievas puikiai žino, kaip atskirti. If you are walking next to me and you are going to get taken out, He's not going to take me out as well. Jeigu tu eisi šalia manęs ir Dievas tave paims, ne, tai jis nepaims manęs to pačiu. God is an excellent marksman. Dievas Sniper. yra puikus snaiperis. He doesn't miss a shot. Jisai neprašauna. Amen? Be on his right side so that you don't get taken out. Ir būk jo teisingai pusė, tai tu niekada nebūsi patrauktas. We shouldn't be worried about the devil taking us out. We should be worried about God taking us out because we're not in order with Him. Mums nereiktų jaudintis dėl to, kad velnias mus kažką mums padarys, ne, mums reikia jaudintis, kad mes būtumėm tvarkoj, gyventume tvarkoj su Dievu, kad Jisai mūsų nepatrauktų. All right, now, chapter 9. 9 skyrius. The fifth angel, and this is the first woe. Tai yra pirmoji neganda. Apie dabar 5 angelas. The fifth angel is synonymous with the first woe. 5 angelas yra pirmosios negandos sinonimas. Šia kartu tai vyksta. So let's look at the first woe. Dabar žiūrim į pirmąją negandą. The fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key to the of the bottomless pit. Ir sutrimitavo 5 angelas. Aš išvydau žvaigždę nukritusią iš The dangaus star is žemės. not Satan or Lucifer. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ir žvaigždė tai nėra velnias ar Luciferis. He's an angel of the Lord. Tai yra viešpatės angelas. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Jie atidarė bedugnę šulinį ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnės.
Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. O iš dūmų pasipylė žemės skėriai, kuriems buvo duota galia, kaip turi galę žemės skorpionai. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžio, vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktuose Dievo antspaudą. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. Ir jiems buvo leista nežudyti žmonės, bet kankinti 5 mėnesius. Jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Amen. And then I want us to jump to verse 11. We're not going to go. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue Apollyon. 11 eilutė dabar. Jie turi savo karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolionas. Now, we need to understand Mums reikia suprasti, that there are so many untold numbers kad yra labai daug of demons. demonų. Fallen Nesuvokiamas skaičius. fallen angels are not demons. Kritę angelai nėra demonai. Demons are dispossessed spirits. Demonai yra dvasios be vietos. Fallen angels are fallen angels. Kritę angelai yra kritę angelai. We have no idea Mes net neįsivaizduojam. from the eons of time Nuo laikų pradžios, where all these spirits and these demons and these fallen angels have come. iš kur jie atėjo tie visi angelai, tos dvasios, tie kritę angelai, tos dvasios. But the root of every one of them, Bet rūt, the root of every one of them bet kiekviena iš jų šaknis is rebellion. yra maištas. Did we get that? Ar supranta tai? Maištas. This angel is going to come and unlock the bottomless pit. Tas angelas nužengs ir atrakins bedugnę. I think we're on the very... I believe that's already happening. Aš tikiu, kad dabar jau tai vyksta. We are seeing released onto the earth at this time Mes matome žemėje tiek daug massive armies didžiulių armijų, of spirits of darkness, tamsos dvasių, paleistų į žemę. wicked spirits of darkness. Nedoros tamsos dvasios. You say, what hope have I got? Ir sakysi, kokią aš viltį dar turiu. You have every hope in Christ Jesus. Kristuje Jėzuje tu turi visą viltį. The enemy can't touch you. Priešas negali tavęs paliesti. Just live a pure life. Tiesiog gyvenk tyrą gyvenimą. Live a separated life. Būk atsiskyręs. And nothing will touch you. Ir niekas tavęs nepalies. Amen. He says Jisai sako, that these spirits kad tos dvasios cannot touch those who have the seal of God. negali paliesti tų, kurie turi Dievo antspaudą. Hallelujah. Not one of those spirits can touch me. Nė viena iš tų dvasių I'm manęs sealed. negali paliesti. Nes aš esu I'm sealed. Aš esu I'm užantspauduota. sealed. Aš užantspauduota. I'm hedged around. Now, is it any wonder Ar nekeista, that the age in which we're living right now, kad tas amžius, kuriame mes dabar gyvename, that we're seeing human beings doing the most crazy, depraved, wicked, abominable things? kad mes matom žmonės darančius pačius bjauriausius, šlikščiausius, pasibjauriotiniausius dalykus. And it's going to get worse and worse and worse. Ir bus blogiau ir blogiau ir blogiau. But we don't have to fear. Bet mums nereikia bijoti. We're sealed Mes esame by užantspauduoti. Almighty God. Visagalio Dievo. I mean, when these spirits and they're going to manifest like horrible creatures,
Ir kai tos dvasios, kurios apsireikš kaip siaubingi, we are going to see the manifestation in the natural of spiritual creatures. mes šitom akim savo matysim tas dvasinės būtybės. For us in Africa, that's not a strange thing. Afrikoje, pavyzdžiui, tai nėra kažkoks tai neįprastas The dalykas. witch doctors in Africa can call up spirits and make them manifest into animals and all kinds of creatures. Ir burtininkai Afrikoje gali iškviesti tas dvasias, kurios apsireikš kaip gyvuliai, kaip dar kažkas tai. Some years ago, I was working with a pastor whose wife was into witchcraft. Ir aš prieš kažkiek tai laiko dirbau su pastorium, kurio žmona buvo įsitraukusi į tą raganavimą. She hated me. Ji manęs I nekentė. wonder why. Ir nieko keisto dėl ko. Stupid woman. Kvaila buvo. Did you say that? Stupid woman. Yes, I told Thank you. Good. Better than better. So she decided that she wanted to get rid of me. Ir jinai nusprendė, kad nori manim atsikratyti. So she went to the witch doctor Tai jinai nuėjo pas kerėtoją and she said, what must I do to get rid of this Azungu pastor? ir sako, kaip aš This white man pastor. savo, ką aš turėčiau daryti, kad atsikratytų šito azungų pastorius. Azungų tai baltas žmogus. He said, go and get me 6 lizards. Sako, eik ir surask 6 driežus. Bring them in a cage. Ir atnešk ją narvelį jos. And bring something that belongs to the pastor so they can smell it. Ir atnešk kažką tai į pastoriaus, kažkokį daiktą, kad jie galėtų nupavosti. So she did. She put the item that she had stolen from me into the cage and she went off to the witch doctor. Ir jinai paėmė iš manęs, tai kažką pavagė, kažkokį daikčiuką, sukrovė tos driežus ir nuėjo pas He did tą all his incantations over those lizards. Ir jisai tenai būrė šamanino tos driežus. And then he said, okay, now take those lizards and go down to the river and release them. Ir sako, dabar paimk tos driežus, nunešk į upę ir paleisk juos. And they will become crocodiles. Ir jie taps krokodilais. And when the pastor comes back from across the river, Ir kai pastorius grįž iš kitos upės pusės, they will have his smell jie jau žinos jo kvapą and they will devour him. ir jie praris jį. So she did. She took the cage down. She got to the edge of the river and she opened the cage, and as these lizards came out of the cage, they turned into crocodiles. Jinai taip ir padarė, jinai nunešė tą dėžutę su tais driežais prie upės ir jinai paleido juos ir iš tikrųjų taip ir buvo. Kai jie išeidinėjo iš tos dėžutės ir įplaukdavo į tą upę, jie tapdavo krokodilais. And here was 6 crocodiles just swimming around in that bay, waiting for me to come back from across the river. Ir to įlakoje dabar tie 6 krokodilai plaukia ir laukia manęs, kol aš atplauksiu iš kitos upės pusės. But over on the other side in Mozambique, Bet Mozambike, kitoj pusėje, God told me, Dievas man don't pasakė, go back there. ten negrįžk. If you go there, you're going to die. Jeigu tu tenai grįši, tu mirsi. Go to another bay. Eik į kitą įlanką. So we sailed to another bay, Ir mes į kitą įlanką nuplaukėm. and we caught his wife in the act with the witch doctor. Ir mes prigavom tą jo žmoną su tuo kerėtoju. And she confessed what she had done and what had happened. Ir jinai prisipažino, ką padarė ir kas My įvyko. God is bigger than anything in the world. Mano Dievas, žiūrėkit, yra didesnis negu bet kas pasaulyje. Hallelujah. All right. Where did we get to? We're on the 6th. Verse 14. Chapter 9, verse 14. 9 skyrius 14 eilutė. 13. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar, which is before God. 13 eilutė. Ir sutrimitavo 6 angelas. Aš išgirdau balsą nuo 4 ragų auksinio aukuro stovinčio Dievo akivaizdoje. Saying to the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates.
Jis sakė 6 angelui, turinčiam trimitą, paleisk 4 angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the 3rd part of men. Ir buvo atrišti 4 angelai, paruošti nustatytai valandai, dienai, mėnesiui ir metams, sužudyti 3/3 žmonių. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. That's 200 million. Jų kariuomenės skaičius, aš išgirdau skaičių, buvo 2 milijardai, tai yra 200 milijonų. 200 million. 200 milijonų. Now, beloved, I just read last year Aš kaip tik praeitais metais skaičiau, that China has a standing army of 200 million. kad Kinijoje yra armija, kurioje yra 200 milijonų kareivių. And China is going to march against Israel. Ir kad Kinija išeis prieš Izraelį. And we know that they're going to dam up the Euphrates River. Ir aš žinau, kad jie užterš Eufrato upę. It won't take the Chinese very long. Ir kiniečiam tai neprireiks If labai. any of you have looked at the Three Gorges Dam on the Yangtze River in China, Jeigu jūs matėt kada nors tuos 3 Gorges Dam, the Three Gorges Dam, you don't know about the Three Gorges No. Dam? This great dam that they built in China. užtvanka, didžiosios užtvankos, kurios yra taip užteršusios Kiniją, upę. The dam is so big. Kad tos užtvankos nėra tokios didelės. The wall stretches for 3 miles, about 6 kilometers. Čia yra tiesiog, The kad wall of this dam stretches for 6 kilometers. kad tų užtvankų sienos ilgis siekia 6 kilometrus. It is so wide Jis yra tokia plati, that at least, I think it's 6 lanes of traffic can pass on it. kad tai gali eiti 6 transporto juostos, The praėjo. weight of the water behind the Three Gorges Dam is so heavy Ir tas vandens svoris, kuris eina per tą užtvanką, yra toks didelis, that it tipped the whole earth 1 degree. kad žemė pasuko 1 laipsniu. Yeah. Now that's significant. Tai yra ženklu. So, beloved, when the Chinese decide to march against Israel because they will be called by the Antichrist, Ir kai kinai jau nutars išeiti prieš Izraelį, kadangi jie bus pašaukti Antikristo, they will build a bridge, they will build a dam across the Euphrates, jie per Eufratą pastatys tiltą, užtvanką, and they will do it very quick. ir jie labai staigiai tą padarys. It's got to be big enough. It can't just be a few bridges, beloved. It's got to be something big enough to take an army of 200 million men. Tai nebus keli tiltai, tai turi būti kažkas tai tokio didelio, per kurią galėtų praeiti 200 milijonų žmonių armija. Whether 200 million come from China Jeigu 200 is not the issue. nėra. The fact is that there's going to be a great army of 200 million coming against Israel. Tai, kad iš Kinijos išeina 200 milijonų žmonių, tai dar nėra problema. Problema yra ta, kad prieš Izraelį ateina 200 milijonų žmonių. There's never been an army that size on the face of the Tokio earth. dydžio žemėje dar nebuvo armijos. And they are going to be annihilated. Ir jie bus išnaikinti. But these spirits are going to be released. Bet tas dvasios bus paleistos. And they are going to gather this army. Ir jos surinks tą armiją. So if we think that there's a hatred for Israel at this point in time, Ir jeigu mes įsivaizduojame, kad dabar Izraelis šiuo metu yra labai nekenčiamas, it's going to be nothing tai bus niekas. compared with the hatred that is coming. Palyginti su ta neapykanta, kurie ateina. That will so incense men Kuri taip apim žmonės, that Hitler will look like an angel kad Hitleris atrodys kaip angelas. in his hatred for the Jews and Christians. Tuo, kad kaip jisai nekentė krikščionių ir žydų. Amen? Now, beloved, remember Israel is the focus. Mylimieji, atsimenat, kad Izraelis tai yra tas centras. I'm the chosen people. Aš esu išrinktoji tauta. Every blood-washed saint is the chosen people. Kiekvienas krauju nuplautas šventasis yra But išrinktoji the tauta. nation of Israel is God's barometer. Bet Izraelio tauta yra Dievo barometras. And it will be hatred for Israel.
Ir ta neapykanta Izraeliui. But not for Israel, for the God of Israel. Tai iš tikrųjų ne tiek Izraeliui, kiek Izraelio Remember, Dievas. this is a great spiritual war. Tai iš tikrųjų yra didžiulis dvasinis Satan is karas. fighting, Velnias kovoja. and he knows he has a short time to live. Ir jisai puikiai žino, kad jam mažai laiko liko. Now, he knows that his days are limited. Ir žino, kad jo dienos yra ribotos. He knows the end of the story. Jis žino, kokia istorijos pabaiga. Hallelujah! Hallelujah. We are on the victor's side. Mes esame nugalėtojų pusėje. And so he's going to dispatch his spirits and his angels and his minions to do work across the face of the earth of hatred towards Christians and towards Israel. Ir jisai surinks visas savo dvasias, visus savo priekelius, ne, kad jisai tai neapykantai krikščionių, kuri paplis per visą pasaulį. I don't need to worry. Man nereikia jaudintis. I'm sealed. Aš esu užantspauduotas. I'm sealed. Aš užantspauduotas. All right, I'm nearly finished. Aš jau baigiau. Verse 20, and the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. 20 eilutė. Bet likusiai žmonės, kurie nebuvo šių piktenybių žudyti, net gailavo dėl savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat net gailavo dėl savo žmogžudysčių, žiniavimo, ištvirkavimo ir vagysčių. Amen. So the sixth trumpet Šeštasis trimitas. ends the second woe. Su juo užsibaigė antroji neganda. And the seventh trumpet, Ir septintasis trimitas, which is the last trump, kuris yra paskutinis trimitas, is the important one. yra labai svarbus. Because great things start to happen. Nes pradės vykti Even great didžiuliai things dalykai. start to Dar happen didesni dalykai. at the sounding of the seventh Kai trumpet. suskambės septintasis trimitas. If you want to know about it, come tonight. Ir jeigu nori apie tai išgirsti, ateik šį vakarą. Father, we love you. Dieve, mylim tave. Thank you, Lord, that we are on the victory side. Dėkuojam tau viešpatį, kad mes esame Thank you, Lord, that I'm pergalingi. sealed Ačiū viešpatį, kad esu užantspauduotas. for your kingdom and your glory. Tavo karalystė ir tavo In the mighty šlovė. name of Jesus. Galingų Jėzaus vardu.